Sveiki, norint prarasti kelis tūkstančius eurų, nebūtina visų santaupų sukišti į abejotiną kriptovaliutą ar atiduoti tariamam dėdei iš užsienio. Kartais užtenka visai paprastų kasdienių dalykų. Nepasižiūrėti, ar verta taikyti NPD, neperskaityti vienos eilutės nuomos sutartyje, 5 dienomis per anksti parduoti būstą arba metus laikyti pinigus sąskaitoje ir džiaugtis, kad jie čia saugus. Todėl šiandien 5 brangios asmeninių finansų ir mokesčių klaidos, kurias žmonės daro ne iš blogos valios, o tiesiog iš nežinojimo. Na ir pabaigoje viena tikrai gera žinia, nes negi finansų baba visą video tik gazdins ir vers braukti ašaras. Taigi pirma klaida. NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis. Tai NPD laikyti dovaną ir naudoti be jokio plano. Štai kokia yra klaida. Neapmokestinamasis pajamų dydis nėra pinigai, kuriuos valstybė tiesiog dovanoja už gražias akis. Tai yra tik neapmokestinamoji darbo užmokesčio dalis, kuri pritaikoma kiekvieną mėnesį pagal tuo metu turimas pajamas. O metams pasibaigus, VMI atsisėda, viską perskaičiuoja ir nustato, koks metinis NPD iš tikrųjų priklausė pagal visų metų bendrą vaizdą. Ir štai pavasarį žmogus džiugiai atsidaro pajamų deklaraciją, tikėdamasis kelionės į šventąją, o ten šviečia raudonas minusas. Kaip čia dabar? Kodėl turiu primokėti 300 eurų? Juk visus mokesčius darbdavys sumokėjo. Darbdavys mokesčius skaičiavo teisingai pagal tą algą, kurią mokėjo konkrečią dieną, bet per metus galėjo būti premija, vienkartinė išmoka, priedas už rezultatus, ligos pašalpa iš sodros, papildomos pajamos iš šalutinio projekto ar atlyginimas iš antro darbdavio dividendai, nuomos pajamos be verslo liudijimo, nekilnojamojo turto pardavimo pelnas. Visos šios papildomos pajamos padidina metinį pajamų krepšelį. Dėl to priklausantis metinis NPD sumažėja, o kas mėnesį buvo pritaikytas per didelis. Rezultatas – dalį per mažai išskaičiuoto GPM tenka grąžinti valstybei. Atskiras atvejis, kai dirbama keliose darbovietėse, NPD gali būti taikomas tik vienoje pasirinktoje vietoje. Jeigu prašymas taikyti NPD parašytas abiejose, pavasarį laukia labai nemaloni staigmena. Ar NPD yra blogis? Tikrai ne. Bet jeigu pajamos svyruoja, gaunamos premijos, dirbama keliose darbuose arba turima papildomų pajamų, verta labai rimtai įsivertinti, ar verta jį taikyti kas mėnesį. Galima NPD netaikyti apskritai. Mėnesio alga į rankas bus šiek tiek mažesnė, bet pavasarį VMI pati perves susidariusią pajamų mokesčio permoką. Vieniems geriau pinigus turėti dabar, kitiems daug maloniau pavasarį rasti džiuginančią grąžinamą sumą, o ne sąskaitą su atsiskaitimo terminu. Svarbiausia suprasti, čia ne loterija ir ne nepaaiškinama magija, tai tavo pinigų srauto valdymo pasirinkimas. Antra klaida. Nuomos mokesčius rinktis kaip visi daro. Nuomojant gyvenamosios paskirties būstą gyventojų yra 2 pagrindiniai keliai. Pirmasis – įsigyti gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą ir sumokėti savivaldybės nustatytą fiksuotą mokesčio sumą. Ir antrasis – nuomoti pagal paprastą nuomos sutartį ir nuo gautų nuomos pajamų mokėti gyventojų pajamų mokestį. Svarbi detalė, kurią dažnas pamiršta. Verslo liudijimas tinka tik tada, kai gyvenamosios paskirties būstas nuomojamas gyventojams. Ir kiekvienam nuomojamam objektui reikia atskiro verslo liudijimo. Patalpoms skirtoms komercijai ar nuomai įmonėms šis būdas netinka. Ir negalima vienareikšmiškai pasakyti, kuris variantas visada geresnis. Visada reikia imti kalkuliatorių į rankas. Na pavyzdžiui, būstas išnuomotas už 800 eurų per mėnesį. Per metus susidaro 9600 eurų pajamų. Jei taikomas standartinis 15% GPM tarifas, mokestis siekia 1440 eurų. O kiek kainuoja verslo liudijimas konkrečioje savivaldybėje? Vienur jis gali kainuoti 300 eurų, kitur 600, o dar kitur beveik 1000. Tačiau tenka sutikti žmonių, kurie 10 metų moka 15% vien todėl, kad taip kažkada patarė kaimynas. O kiti aklai perka verslo liudijimą vieniems metams, nors būstą nuomoja tik 2 mėnesius ir permoka kelis kartus daugiau nei sumokėtų tiesiog nuo gautų pajamų. Nuo 2026 metų prisideda dar vienas akcentas.
bendra metų pajamų suma. Jeigu nuomos ir kitos ne iš darbo santykių gautos pajamas per metus viršija 12 VDU ribą, viršijanti dalis apmokestinama nebe 15%, o didesniais 20, 25 ar net 32% tarifais. Todėl teisingas klausimas nėra, kiek procentų moka visi. Teisingas klausimas, kuris nuomos apmokestinimo būdas mano konkrečiu atveju kainuos mažiausiai. Trečia klaida – nežinoti, kas sumoka pajamų mokestį, kai turtą nuomojasi įmonė. Šita klaida kainuoja ne tik pinigus, bet ir gadina santykius su nuomininkais. Gana dažna situacija. Žmogus išnuomoja patalpas įmoniai. Sutartyje įrašo paprastą sakinį: nuomos kaina 1000 eurų per mėnesį. Ateina mokėjimo diena, banko sąskaita įkrenta 850 eurų. Tada prasideda piktas skambutis įmonės buhalteriai. Kur dingo mano 150 eurų? Kodėl nesumokėjote visos sumos? O jie niekur nedingo. Nes pagal įstatymą, kai įmonė nuomojasi turtą iš gyventojų, būtent įmonė tampa mokesčius išskaičiuojančių asmenių. Ji privalo nuo išmokamos sumos apskaičiuoti, išskaičiuoti ir tiesiogiai VMI pervesti 15% pajamų mokestį. Todėl jeigu sutartyje parašyta 1000 eurų ir nenurodyta kitaip, laikoma, kad tai yra bruto suma. Suma prieš mokesčius. Tada 850 eurų keliauja savininkui, o 150 eurų valstybei. Jeigu savininkas tikėjosi kas mėnesį į sąskaitą gauti švarius 1000 eurų, sutartyje nurodoma bruto suma turėtų būti apie 1176 eurus ir 47 centus. Be to sutartyje turi būti labai aiškiai atsakyti šie klausimai. Ar nurodyta suma yra bruto ar neto? Kas moka komunalinius mokesčius ir kaip jie apskaitomi? Kas nutinka, jeigu dėl savininko metinių pajamų dydžio įmonėje atsiranda prievolė išskaičiuoti didesnį GPM tarifą? Vienas netikslus žodis ar neįrašyta eilutė nuomos sutartyje per metus virsta tūkstantiniais nuostoliais. Nuomos sutartis nėra tas dokumentas, kurį verta aklai atsisiųsti iš interneto, pakeisti pavardę ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Ketvirta klaida. Manyti, kad parduodant būstą kelios dienos nieko nekeičia. Mokesčiuose kelios dienos gali kainuoti kelius tūkstančius eurų. Nuo 2026 metų galioja bendra taisyklė: nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu turtas nuosavybėje buvo išlaikytas ne mažiau kaip 5 metus. Jei 5 metų nėra taikomos, kitos lengvatos gali būti taikomos. Na, pavyzdžiui, GPM nemokamas, jeigu parduodamame būste gyvenamoji vieta buvo oficialiai deklaruota ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo sandorio. Ir čia prasideda matematinė dramatiška realybė. Ne maždaug 2 metus, ne jau 2 metai eina, netrūko tik 5 dienų iki 2 metų. VMI skaičiuoja tikslias dienas nuo deklaravimo pradžios iki nuosavybės perleidimo dienos. Jei trūksta 3 dienų, lengvata netaikoma ir mokestis skaičiuojamas nuo viso gauto pelno. Jeigu gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, lengvata dar gali išgelbėti, jeigu per 1 metus nuo pardavimo jau įsigyjamas kitas gyvenamasis būstas ir jame deklaruojama gyvenamoji vieta. Dar viena dažna spąstų vieta. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. Pajamos iš bendro turto laikomas gautomis abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis. Jeigu būstas priklauso abiems, bet gyvenamąją vietą jame buvo deklaravęs tik vienas iš sutuoktinių, kito sutuoktinio pajamų daliai 2 metų lengvata automatiškai netaikoma. Todėl prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą būtina tiksliai patikrinti, kada tiksliai turtas įsigytas, kada dienų tikslumu deklaruota gyvenamoji vieta, kam teisiškai priklauso turtas, ar abu sutuoktiniai atitinka lengvatos sąlygas. Nes kai sandoris jau pasirašytas, tvarkyti 2 metų senumo deklaracijas atgalinė data per vėlu. 5 klaida. Visus laisvus pinigus laikyti saugiai sąskaitoje. Pinigai einamojoje sąskaitoje iš tiesų atrodo saugus. Ekrane skaičius nesikeičia. Buvo 10 000 eurų ir po metų tebėra 10 000 eurų. Tik problema ta, kad už tuos pačius 10 000 eurų po keliarių metų jau galima nusipirkti gerokai mažiau. Infliacija tyliai, bet užtikrintai mažina jų perkamąją galią. Čia būtina griežtai atskirti 2 dalykus. Finansinį rezervą ir ilgalaikiams tikslams skirtus pinigus.
Finansinis rezervas privalo būti lengvai pasiekiamas ir saugus indėlyje ar taupomoje sąskaitoje. Jo tikslas nėra uždirbti milžinišką grąžą, jo tikslas apsaugoti nuo netikėtų gyvenimo smūgių, ligos, net darbo netekimo ar netikėto remonto. Tačiau pinigai, kurių nereikės 5, 10 ar 20 metų, neturėtų be jokio plano gulėti kasdieninėje sąskaitoje. Va čia ir prasideda investavimas. Ir jis prasideda ne nuo klausimo, ką šiandien pirkti, o nuo atsakingų atsakymų į klausimus, kam investuojama, kada šių pinigų prireiks, kokia rizika yra priimtina, kokie mokesčiai bus taikomi ateityje ir kaip pavyks elgtis, kai rinkos kris 20%. Jeigu šie klausimai kelia stresą, Financial Resilience investavimo kurse galima nuosekliai, žingsnis po žingsnio perprasti investavimo pagrindus ir suprasti, kaip įdarbinti laisvus pinigus, nepasikliaujant atsitiktiniais socialinių tinklų patarimais. Nes investuoti visiškai nesuprantant, ką darai, ir neinvestuoti iš baimės – dvi skirtingos klaidos. Bet abi gali kainuoti labai brangiai. Ir dabar gera žinia, kad nebūtų vien tik gąsdinimai ir rimti veidai. Žadėta gera žinia. Už 2026 metus nekilnojamojo turto mokestį gyventojams apskaičiuos pati VMI. Ji pati užpildys nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją ir pateiks ją gyventojui iki 2027 metų kovo 1 dienos. Beliks susimokėti. Tai reiškia, kad nebereikės pačiam iš kelių unikalių numerių, registro centrų verčių ir savivaldybių tarifų dėlioti deklaracijos kaip sudėtingo konstruktoriaus be instrukcijos. Tiesa, žodis apskaičiuos nereiškia, kad galima visiškai išjungti dėmesį. Reikės patikrinti, ar įtraukti visi turimi objektai, ar teisingai nurodytas pagrindinis gyvenamasis būstas, ar tinkamai vertinta bendroji jungtinė nuosavybė, ar pritaikytas teisingas savivaldybės neapmokestinamasis dydis. Vis dėlto kryptis gera. Mokesčių deklaravimas turi būti nesunkus egzaminas, o automatizuotas ir suprantamas procesas. Na, vėlgi primenu, beliks tik tai susimokėti. Na, to mokesčių administratorius už mus nepadarys. Ir apibendrinkim. Taigi, 5 brangios klaidos. Aklai taikyti NPD ir neskaičiuoti metinio vaizdo. Nepalyginti būsto nuomos apmokestinimo variantų. Nesuprasti, kas išskaičiuoja pajamų mokestį nuomojant turtą įmonei. Nepasitikrinti arba nepatikrinti tikslių būsto pardavimo ir deklaravimo terminų. Laikyti visus ilgalaikius pinigus einamojoje sąskaitoje be jokio plano. Asmeniniai finansai retai griūva dėl vieno didelio sprendimo. Dažniau juos po truputį apgraužia maži kasdieniai neįsigilinimai, o brangiausias sakinys mokesčiuose ir asmeniniuose finansuose dažniausiai būna: aš galvojau, kad čia savaime aišku. Taigi primenu, kai kalba eina apie tavo pinigus, savaime aišku nebūna nieko. Iki susitikimų.